Dabar tu manęs klausei apie korporaciją. Ar Mhm. ne? Ar čia yra, sakykime, korporacija? Tai čia turbūt būtų atsakymas tiem žmonėm, kuriuos galbūt neramina, sakykime, tapti Lyconet marketeriu. Jau dabar aš kalbėsiu apie kitą dar, sakykime, narystę, marketerio, rinkodaros specialisto narystė, kurią mes gauname tapę Lyconet marketingo agentūros dalimi, marketeriu, ar ne? Ir čia galbūt vėlgi žmogui galvoja, aha, o jeigu čia kažkas bankrutuos, tai dabar žiūrėkim, dar kartą, kompanijos verslo pagrindas, netgi žiūrint ir į pačią korporaciją, bet kokiu atveju verslo pagrindas yra MyVoldo lojalumo programa, kasdieniniai pirkiniai. Ir va čia, kas yra maloniausia, kad korporacijoje esančių įmonių projektai, jie yra persipynę su ta pačia MyVold lojalumo programa. Apie ką aš čia kalbu? Etmedia, skaitmeninė reklama. Kompanija įžengia į reklamos rinką, ne? Žinom, milijardinės sumos vaikšto pasaulyje už reklamą. Ir kompanija čia taip pat atsiriekė savo pyrago gabalą, jau ir iš šitos srities. Ir Etmedia reklama, kas ją pirmiausia mato? Ją matys MyVoldo pirkėjai. Etmedia dėžutę turės MyVoldo pirkėjas. Reklamuoti save galės, aišku, bet koks prekybininkas, bet aišku, ir MyVoldo prekybininkai. Vėl viskas yra sujungta su MyVoldo lojalumo programa. Toliau. Korporacijoje, pavyzdžiui, yra įmonė Cryptixas. Neišsigąskit tie, kurie baiminasi dabar kriptovaliutų, klausant šitos dalies. Nes aš žinau, daugeliu žmonių tiesiog įsikiša į ausis kamštukai, suvalkietiškai dabar šnekėsiu kamštukai netgi į ausis, išgirdus, kriptovaliuta, ne baimės. Tai ką aš noriu pasakyti, bet yra žmonių, kurie labai domisi kriptovaliuta. Ir korporacijoje yra įmonė Cryptixas, kuri išleido mūsų kriptovaliutą eCredits. Ir šita eCredits kriptovaliuta, jinai yra ne tik spekuliacinė, kurią galima parduoti, pirkti, parduoti keityklose, ar ne? Mes žinom, kad daugelis žmonių iš to gyvena, milijonus uždirba, bet šita kriptovaliuta, jinai yra ir atsiskaitomoji pas mūsų prekybininkus. Ir kuo toliau, tuo daugiau mūsų prekybininkų įdiegs funkciją atsiskaitimas kriptovaliutomis ir mūsų eCreditais. Tai dabar vėl ką aš noriu pasakyti, atsiskaitomoji kriptovaliuta mūsų korporacijos, kuri pas MyVoldo prekybininkus. Jie gali turėti tiek Lyconet nariai, tiek MyVoldo pirkėjai, sakykime, ne, kuriuos tai domins. Jie galės turėti šitą kriptovaliutą, sakykime, ir jie atsiskaityti pas MyVoldo prekybininkus. Vėlgi tai yra, grįžtu aš prie to paties MyVoldas, ne? Tai, žodžiu, mes jeigu ką Aš dabar buvau su kamštukais realiai, žinok, kai tu tai šnekėjai, tai man kaip su fonautu, žinok, nes man čia nieko nesakė. Bet aš norėjau pasakyti štai prie ko privesti, kad praktiškai korporacijos visos įmonės, jos yra susiję viena su kita. Tai nėra kažkokia tai, arba tas pats, imkim gerai, kad nereiktų kamštukų. Mylimasis Travelvolt, mūsų kompanijos kelionių platforma. Čia jau matau net Žievirbas ir Toli žmonės Travelvolt, todėl kad kainos, tikrai daugelio viešbučių kainos yra geresnės nei kad Booking.com, Hotel.com ir taip toliau. Ir čia dar grįžta grąža žmonėms. Ir grįžti gali netgi iki 25%. 10, 15, 20, 25 įvairiai. Tai va, čia irgi yra mūsų korporacijos įmonė, kuri yra ir partneris MyVolde. Ir kur naudas turi MyVoldo pirkėjai. Lyconet nariai dar didesnės tas naudas tapę, sakykime, investuotojų klubo nariais, gauna net iki 25% grąžą, kaip sakiau, už viešbučių užsakymus. Tai va, tai vėl viskas yra tarpusavyje susiję.